Šią savaitę pratrūko šokėja, iš kurios ašarų tikėtis buvo galima mažiausiai. Net nežinau, gal tiesiog šiaip pavargome. Vis tiek jau tiek pusfinalis, jau tiek mažai beliko ir visi pavargę. Vis tiek dabar toks metas, kalėdos, įtampa ir darbe, ir visur, ir tiesiog susideda viskas. Taip Ieva reagavo paklausta apie praėjusios laidos jų dviejų su Merūnu pasirodymą, kurio ko gero jie nepamirš ilgai. Buvusiai Žuvėdrų šokėjai ir išskirtinio muzikalumo dainininkui nutiko tai, ko bijo visi projekto dalyviai – tiesioginio eterio metu pamiršti žingsnius. Ir aš taip atsisuku į Merūną ir žinau, kad jis turi mane dabar paimti, pakelti. Ir aš matau, jis žiūri mane tokiam dideliam akim ir nežino, ką daryti. Ir aš jau taip galvoju, jau reikėtų toliau šokti. O jisai pasilenkė ir nuo tos pačios vietos, kur pamiršo. Ir visas šokis taip vėluoja į priekį. Aš daug tokio dar savęs pamesto gyvenime neturėjau. Ir aš sušokau tikrai tragiškai. Tai va, bet buvo kaip buvo, aišku, negerai buvo, nes iš tikrųjų ta savaitė gan sunkiai buvo. Ir jisai sirgo, mažai repetavom. Ir eterio dieną jisai dar koncertą turėjo, tai viskas susidėjo, taip ir gavo, iš tikrųjų labai gėda. Nenoriu iš jūsų įžeidinėti, iš tikrųjų. Klaida nepraslydo pro komisijos akis. Pora buvo įvertinta prasčiausiai. Visą vakarą jie nesulaukė ir žiūrovų balsų. Merūnas buvo įsitikinęs, tai paskutinė jų laida. Ir tada įvyko stebuklas. Pats prodiuseris laidos atbėgo, visas rėkdamas sako, tave žmonės myli. Ir aš supratau, kad jie užbalsavo už mane. Tai buvo didelis tikrai džiaugsmas. Ir tiesiog dar kartą tikrai įsitikinau, kad aš lyg ir darau viską gerai savo srityje ir dėl to žmonės mane labai stipriai palaiko, nes darau tai iš širdies. Aš kad sakau, kartais tiesiog suklumpi, tai čia vienas iš tų tokių suklupimų ir buvo turbūt. Vos sužinojusi apie jų porai suteiktą antrąjį šansą, Ieva pratrūko ašaromis. Visi po laidos klausė, sako, kodėl tu verkiai. Tiesiog, galbūt buvo jau toks momentas, kai iš tikrųjų galvojau, kad iškrisim. Ir kai neiškritom, gaunas, tiesiog kažkoks galbūt perdegi savį įtampą tokią nuslunga ir taip gaunasi. Patyrę gėdą ant parketo, šią savaitę Merūnas su Ieva įdėjo visas pastangas, kad šiandien padovanotų jausmingą ir gražų šokį.